Taip, sveiki, ponas Ragelskis, rašo Edvinas Černiauskas. Taip, Vygantas Kelertas kaltina, kad jūs linkite atominio grybo Paryžiaus miestui. Čia tiesa? O siaubė, atominis grybas virš Paryžiaus, neduok tu dieve, geriau tegu dega Lietuva, geriau tegu lietuviai nusižudo kare su Rusija. Svarbiausia, Vygantas Kelertas kaltina, Taip. mes kaltinam. Taip, mes kaltinam, sako Vygantas Kelertas. Taip, jie visada linkę yra kaltinti, ypatingai, žinote, kai, kaip sako Usamich, morda puchų, nu, žodžiu, patys prisidirbė, tada mėgsta labai kitus kaltinti. Čia yra Vyganto Kelerto interpretacija, jo, taip sakant, jo smegenyse, jo, kuris nekenčia lietuvių tautos, sako, kad čia avinai, lochai, degradai, narkomanai ir alkoholikai, nors aš tokių nelabai pažįstu, bet Vygantas sako, jisai geriau žino apie Lietuvą, taip, jisai... Taip. Nežinau, aš kaip pažįstu čia aplinkų gyvenusių žmonių, tai yra normalūs, sunkiai dirbantys žmonės ir Lietuvoje pilna yra adekvačių žmonių. Aišku, yra visokių degeneratų kaip ir visose šalyse, bet... Tai va, čia jo replika į mano Facebooko trumpą tokį komentarą, kai vakarai pradėjo eskaluoti atominio smūgio temą. Ta prasme, ką mes minėjome kitame pokalbį, tas Šarūnas Jasiukevičius sakė, kad Ukraina bandė išprovokuoti Rusiją, smogti branduolinį smūgį Ukrainai tam, kad sukelti tada vakarų reakciją. Ažiotažą, taip. Ir kai kalbos apie branduolinį karą ir apsimėtimą branduolinėmis bombytėmis, taip sakant, kilo į eterį. Nu ir automatiškai, draugai mano, pasvarstykime, taip, kas mums, lietuviams, yra naudingiau, kas mums yra geriau. Ar kad mes, ar ne, mes, Lietuva, būtumėm supakuoti į mėsos konservus, karo konservus ir pasiųsti kariauti prieš Rusiją, nu, ir to pasekoje arba nebeliks Lietuvos, kaip minimum, o kaip maksimum nebeliks nei Lietuvos, nei lietuvių tautos. Būsime ištrinti iš istorijos ir ant mūsų tautos, sakai, čia gyveno, nu, kaip prūsai gyveno, jie pasibaigė tais metais, paskutinis lietuvis Lietuvoje mirė tais metais. Žodžiu, lietuvių čia nebėra. Ar tegu rusai suduchina ten tą vakarų pasaulį ir paverčia tenai branduolinę zoną. Putinas pasakė labai, branduolinių pelenų zoną, Putinas pasakė labai paprastai. Kam mums pasaulis, jeigu jame nebus Rusijos? Kai jo paklausė apie branduolinį karą. Jisai pasakė, nu, jeigu toksai kiltų, tai jeigu būtų agresija iš vakarų pusės prieš Rusiją, ar jinai pradėtų branduolinį karą, kurio metu susinaikintų visas pasaulis. Jisai paklausė, o ką mums pasaulis, kuriame nebūtų Rusijos? O dabar aš klausiu lygiai taip pat, o ką mums pasaulis, kuriame nebūtų Lietuvos? Ką man Europa, ką man tas Paryžius, kuriame aš nesu buvęs, jeigu nebus Lietuvos? Ne, jeigu yra pasirinkimas, ar rusai subombina atominiam bombom Paryžių, Londoną, Berlyną, Romą, Madridą, Vašingtoną ir Niujorką tam, kad apsigintų ir nekariautų su šito konvencinio karo, nekariautų ten sausumos pajėgom. Mūsų teritorija. Taip, ir mūsų teritorijoje, taip, savo, kaip čia, palei savo sieną. Tai dėl Dievo meilės.